Sveiki, fantastikos mėgėjai. Šiandienos video bus ne apie kažką, o apie kaip tai yra filmuojama ir kaip tai durnai atrodo iš šono. Man į pagalbą atėjo draugas Martynas. Tam vyrukui iškalbos netrūksta, taip kad įsitaisykit, atsiloškit ir gero žiūrėjimo. Važiuojam! Čia ir dabar sveiki atvykę į Barbikaną. Žodžiu, labai įdomus architektūrinis, nuperstas sovietinis monumentas toksai, ką matome. Mes šiandien čia randame su Paulium ir rubrika Už kadro vadinasi. Paulius man patikėjo savo filmavimo įrangą, kol pats šlaistosi su 3 metrų kažkokia tai lasda čianais aplinkui šitą nuperstą monumentą. O aš tiesiog seku jo pėdsakais. Kaip matome, vieta šitą naudojasi labai populiarumu dideliu. Va tenais irgi matosi, vyrukas su kamera filmuoja kažką tai, bando kažką tai parodyti. O tenais ir visokie tai triukai vyksta. Žodžiu, tenais traukos centras toksai stiprus. Aplinkui, tenais dar atėjo tokių pačių turistų pasižvalgyti aplinkui. Ten merginos fotosesiją toliau daro. Šitoje vietoje visi atsitraukia filmavimo patrankas, fotkina viską. Einam dar pasižiūrėsim į merginų fotosesiją, kuri vyksta prie šito rusiško dvokiančio monumento. Žodžiu, o Paulius su savo 3 metrų meškerė išlinda su karatais. Gerai, aš dingstu iš kadro, nes nenoriu sugadinti jo kokio tai gero kadro. Taip, jeigu visai nesumelavus, tai taip iš šono pasižiūrėjus, tai į Paulių tai atrodo, kai kažkoksai tai vyras išgyvenantis vidurio amžiaus krizę tasosi su 3 metrų kažkokią šlangą kartį ir vėl nežino, ką šiandien daro. Viską žinom. Gerbiamą žiūrovę, neatsiliekam nuo Pauliaus, sekame jam įkandin šitom betoniniam džiungliam. Jis kai koksai tai karvedys, žinai, iškėlęs ant tą vėliavą, draskosi čia po Barbikaną, bandydamas užfiksuoti gražiausius kadrus. Jis viską tik dėl jūsų daro, šitas šaunuolis Paulius, kad tik jūs galėtumėt pasimėgauti pačiais gražiausiais ir įdomiausiais vaizdais. Kas nors buvo čia įdomaus užgaudyta? Nelabai. Pauliau, jeigu tu dar labiau norėtum į save atkreipti dėmesį, tai tau reikėtų gėjau vėliavą dar ant šitos kartės užsivinioti. Jeigu tau dar trūksta dėmesio, žinok, tikrai pagelbėtų. O, čia dar ir turistai renkasi, vaikšto, tyrinėja Barbikaną, o Paulius labai burnoja, kad jam čia trukdo jam vargšui blemba padaryti gerą video kadrą. Kaip matome, Pauliui
tie turistai su gidu jam visai nemotais, jis vis tiek išsitraukia savo šlangą 3 metrų ir jis ją bando sugrūst čia kažkur tai tarp šitų turistų. Labadiena, labadiena, visiems labadiena. Mes patys labai atkreipiam dėmesį į save. Visi pasižiūrėjo į mane tiek ir į Paulių su tą 3 metrų šlangą. Štai už kadro matosi, kaip Paulius medžioja krokodilą. Krokodilas dendis. Krokodilas dendis. Kaip jums sekasi? Nelabai, ne. O krokodilas va, tenai sėdint krašto namo. Toks parūdyje šiek tiek. Bet krokodilas. Mes turim jos pralenkti. Mus persekioja šitie įkyrūs turistai, aš jų nu, kai norėtųsi juos tiesiog į kėglius išdaužyti. Visam šitam sovietiniam brutalizme matosi likutis ir romėnų palikimo. Va čia dar nuo romėnų laikų likusi siena, kokia tai puikuojasi graži. Man iškilo toks klausimas, ar žmonės gyvenančius Barbikanoje galima vadinti barbikaniečiais. Tai va, tiek techninių detalių šiai dienai. O jeigu kalbant apie pačią vietą, taip, jinai tikrai verta dėmesio. Tikrai nestandartinė ir tikrai įdomi. Nuorodą paliksiu viršuje. Jeigu pats gyveni Londone ir turi laisvą pusdienį, arba atvažiavo kažkas į svečius ir nori parodyti kažką tai tokio, ko nepamatys niekur, taip, ši vieta tam tinkama. Ačiū, kad žiūrėjot.